kažin, ar mes grįšim namo. Turim biškį pinigų. Važiuojam toliau. Būtų gerai nepradurt kokio rato, aišku. Mums tik trauka dinga, nes interkulerį primušom. Pirmas automobilis, kurį šiandien linkiu. Pagaliau. Čia žmonės šiaip nelabai vaikšto, man atrodo. Pam. Nu va, mano didžiausias priešas greitkelis. Viskas yra gerai, kol nereikia važiuoti kalną. O ten kaip tik kalniukas. Sveiki kanalo žiūrovai. Čia yra mūsų autoparkas, aš esu Paulius ir šiandien mes leidžiamės į kelionę su elektriniu golfu. Neseniai komentaruose kažkas klausė, ar aš dar turiu tą golfą, ar aš jo dar nepardaviau, kaip yra jo baterija, ar nedegradavo. Golfą aš dar nepardaviau, aš jį naudoju kasdien. Kokia yra baterijos būklė, negaliu pasakyti. Aš važinėju tik į darbą ir kraunu kas 2-3 dienas, tai mano poreikiam pilnai užtenka, bet jeigu sugalvosiu parduoti tą automobilį, pirkėjas tikriausiai klaus, kiek nuvažiuoja. Šitą klausimą atsakymą kol kas neturiu, bet manau, kad po šitos kelionės mes sužinosim golfo galimybės. Neturėdamas didelės fantazijos, aš pasitelkiau ChatGPT pagalbą, paprašiau suplanuoti maršrutą, kiek maksimaliai galėčiau nuvažiuoti su golfu. ChatGPT mums pasiūlė startuoti Nemėžyje su pilnai įkrauta baterija ir pilnai įkrauta baterija rodo, kad nuvažiuosim apie 260 km. Nemanau, kad tai yra realu. Taigi startuojame Nemėžyje, iš Nemėžio važiuojam į Jašiūnus, ten apžiūrime Jašiūnų dvarą, iš Jašiūnų važiuojam į Rūdininkus, sekanti stotelė yra Valkininkai, po to Onuškis, Trakai, Vievis, Maišiagala, Nemenčinė ir grįžtam atgal į Nemėžį. Eigoje bandysim prisitaikyti, kažką pasikoreguoti ir kažkaip tai įveikti maksimalų atstumą ir sėkmingai grįžti namo. Sėdame į pilnai įkrautą automobilį ir keliaujame į Jašiūnus. Pasižiūrėsim, kaip atrodo Jašiūnų dvaras. Taigi 15 valandų 50 minučių ir nuvažiavus beveik 30 km pasiekėme Jašiūnų dvarą. Dabar eisim apsižvalgyti. Mums pavyko išlaikyti 10 kWh 100 km vidurkį. Tai yra labai geras vidurkis, manau, jisai tik didės, mažesnis jau tikrai niekada nebus. Kol mes išlaikom 10, tai yra nuostabu. Ir kol kas mūsų skaitliukas rodo, kad mes galim nuvažiuoti dar 236 km. Pažiūrėsim, ar tai tiesa ir pasižiūrėsim, ar mes šiandien grįšim namo. Sėdam į golfą, palikau jį pavėsiukę. Tai kita stotelė yra Rūdininkai. Ten kažkokia tai kopa, kažkas tai nelabai dar supratau, sužinosim. Nu, pravažiavom Rūdininkų miestelį ir nesuprantu, kas čia yra. Nu, aš čia pirmą kartą gyvenime, aišku. Kas žino, parašykit, kas čia yra. Toks įspūdis, kad čia stato miestą. Beje, tai nuvažiavau kiek? 48 km. Sąnaudos 9,9. Fantastika. Nežinau, kas čia bus. Man panašu į kokias nors karinę bazę galbūt čia daro. Būtų gerai nepradurt kokio rato, aišku. Tai trumpai apie mūsų kelionės checkpointą. Tai yra pasirodo šaudykla. Man ją pasiūlė aplankyti ChatGPT. Kažkur čia važiuot, kažko ieškot, nu, nemanau, kad pamatysim, bet va, matau, kad šaudykla kažkokia tai. Toks at mūsų checkpointas. Pamatėm, ko nematėm ir viskas, laikas važiuoti toliau. Update'as. Sąnaudos 10,1, pravažiavom 51 km ir atsiradom tokioje vietoje. Toliau aš tikrai nepravažiuosiu ir ženklas netgi tą patį sako stop. Toliau eiti, važiuoti pavojinga gyvybei. Žodžiu, ne ten kažkur tai aš dar nuvažiavau. Bandau grįžti to pačiu keliu ir Google Maps'as biškai grybą pjauna.
visiškai viskas ne pagal planą, dabar esu Palukny, prie Paluknio aerodromo ir turiu 10 eurų, nes tiesiog skraidžiau su dronu ten tam kaimelyje ir žiūriu atitempę Audi A4 B5 Avantą, retrace'as, visas iškeltas, offroadinis, sugedo radiatorius prakiūro, užkaito, partempė juos iki civilizacijos ir civilizacija sako, gal gali mus pavežti. Pirmiausia galvojau, kad teks juos patempt, nu taip nenorom sutikau, o paskui supratau, kad juos reikia atvežti iki čionai, kur yra startas retrace'o, jie sėda į savo traliuką ir važiuoja to savo Audi pasiimti. O man sako, kiek skolingas, sakau, nieko, sako, taip negalima, davė 10 eurų. Žinau, kad visiškai nukrypau nuo kurso, tada jie 2 storuliai biški sveria, tai mano sąnaudos padidėjo ant 0,8 ir dabar man reikia pergalvoti, kur man važiuoti. Čia va, retrace'o startas, tiesiog aerodrome. Važiuojame į Valkininkus, iki Valkininkų yra 30 km, 22 minutės, važiuosim ilgiau, nes važiuosim lėtai. Bandysim atsilošti tas prarastas kilovatvalandes. Šiam momentui nuvažiavom 80 km, turim rezervę dar 180, 6 valandos vakaro, nu kol kas ne taip ir blogai. Esu stotelėje, bet nesikraunu, kaip matot. Tiesiog pamačiau, kad daug dalyvių čia pasidarė pertrauką, kažkas remontuojasi, kažkas pietauja tiesiog. Tai čia buvo hidrosmūgis? Ne, viskas normaliai, tik tai pradėm dulkės iškratyti iš oro filtrą. Būtų gerai ir pasikeisti jau. Ne, 5 metai. Mums tik trauka dinga, nes interkulerį pramušom. Tai taip biškiukai sulėtėjom kiek. Dingo trauka ir atsirado dūmų. Tiek dulkių, kad dūmų nematom. Tai čia dabar kas, checkpointas, tipo per traukėlį ir toliau važiuojat? Jo. Įbijuojat, kai mūsų gelbėtoja. Gerai, sėkmės. Gerai, dėkui. Sveiki, skanaus. Galiu pafilmuot biškį? Sveiki. Turit kokių gedimų rimtų? Pametėm duslintuvą, prisirišom su tvirtinimo diržu. Na, į priekį šiek tiek buferis atsilupo, samarėzai visą tą paties. Netradicinė mašina tokia lenktynėm? 4 varomi svarbiausia. Benzas? Naujas kardanas, mūsų užpatentuotas snorkelis. Pirmą kartą šitą mašiną? Jo, taip. Pirmą kartą apskritai visi dalyvavo. O, labai gerai, tai patys rimčiausi. Ir iš Tauragės atvažiavom savo kodų dar ir grįžti reikės. Sveiki. Sveiki. Biškį pafilmuosiu? Salodą filmuokime. O, Oda. Prabangiai važiuojat. O taurė jau yra. O mes tęsime savo kelionę. Nuvažiavom 111 km ir pasiekėme geležinkelio stotį. Čia kažkokie staliukai, gal čia galima pavalgyti. Kol saulutė dar truputį džiugina, praleidau šiek tiek laiko naujosiuose Valkininkuose, Varėnos rajone. Šita vieta yra išskirtina tuo, kad turi autentišką geležinkelio stotį, šalia kurios yra autentiškas vandens bokštas, kuris buvo naudojamas pripildyti garvežius vandeniu. Čia galima atvykti traukiniu iš Vilniaus, pavyzdžiui, užkasti lengvai, pasivažinėti dviračių takais ir vėl šokti į traukinį ir keliauti namo.
sukirtau porą kibinų, pagėriau kavutės ir pamačiau atvažiuojantį traukinį. Nu ką, truputį pasistiprinom ir saulutė jau leidžiasi, laiko jau lieka tikrai nedaug. Lauke 15 laipsnių pradėjo vėsti, bet šildymą dar nejungsim. Manau, kad dabar varom į paskutinį tašką, iš kurio jau judėsiu namo. Tai yra Maišiagalos piliakalnis. Niekada nebuvau, reikia pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Žiūrėjom. Žinokit, taip tylu. Aš važiuoju visą kelią be muzikos, be radijos, bet va šitą atkarpą važiuojant aš realiai girdžiu paukščius. Čiulba paukščiai čia visur, krūmuose, miškuose. Tiesiog važiuoji ir čiulba paukščiai. Aš dar taip negirdėjau. Mums iki kelionės prieš paskutinio ten to tikslo 76 km. Valanda kelio, saulė jau taip link pabaigos. Tikriausiai, kai būsim vietoj, jau bus nusileidus ir nelabai ką gražaus pavyks nufilmuoti, bet kol važiuojam tenai, noriu jums parodyti, kokį projektą aš dabar sugalvojau. Žodžiu, trumpai papasakosiu. Kiekvieną kartą, kai man reikia nueiti į sandėliuką kažko pasiimti, aš turiu perlipti per visokius daiktus. Ant grindų guli daiktai, stelažuose, visur pilna daiktų ir tai daiktai, kuriuo aš jau nebenaudoju. Jie pasenę, jie man nereikalingi, bet kažkada už juos buvo mokėti pinigai ir tiesiog gaila išmest arba parduoti. Iš kitos pusės aš norėčiau kažką nusipirkti. Ir man kilo tokia mintis, jeigu aš surinkčiau visus savo nereikalingus daiktus ir pabandyčiau juos parduoti, kiek pinigų aš galėčiau surinkti ir ar galėčiau aš už tos pinigus kažką įsigyti. Nu, aišku, automobilio norėčiau kokio nors. Pasižiūrėkit, ką aš prikapščiau, pasižiūrėkit, kaip man sekasi visą tai pardavinėti ir pabandykit atspėti, kiek pinigų pavyks surinkti ir labai norėčiau, kad pasiūlytumėt, ką galima būtų nusipirkti už surinktus pinigus. Tai keliamės tada į Vilnių, į sandėliuką ir žiūrim, kas ten per projektas. Ką mums pavyko surasti? ThinkPad X270. Man atrodo, neveikia kažkurie tai mygtukai ir garsas, bet šiaip kompas veikiantis. Reikės išvalyti atmintį ir pabandysim parduoti. Nežinau, čia 6 ar 5 kažkoks iPhone'as, sugedęs mygtukas, sudaužytas ekranas, galbūt už kelis eurus kažkas nupirks. Fotoaparatas, veidrodinis fotikas EOS 600D, veikiantis. Man atrodo, apie 1000 litų kainavo. Daug su jo prifotkinta, aš su juo esu buvęs kariuomeniai. Tai teko vežtis į pratybas ir, žodžiu, ten į objektyvą pateko šiek tiek smėlio. Galbūt jam reikia kito objektyvo. 8 gigų atminties kortelė, tais laikais taip ir buvo. Čia visai pakankamai. Tai fotikas. Ir fotikų aš daug turiu dar priedų. Nu, kas žino, kas čia yra? Čia yra Sony PlayStation 2 Slim. Mokėjau apie 500 litų. Neatsimenu kelinti metai, bet žinau, kad jau buvo ką tik išėjęs 3, bet 3 aš niekaip negalėjau sau leisti. Tai pirkau 2. Šitas įsideda čia. Ir tada gali piratinius žaidimus žaisti. Need for Speed. Gran Turismo 4. Jo, žaisdavau. Vienas pultas. Originalus. Tai turim jau 2 dėžes. Toliau čia yra 2 spalvų šviesoforas. 1.8 turbo
Passato variklio blokas su karteriu. Čia yra jo galva. AEB. Čia truputį vidurių. Ir garaže dar turiu turbinas, ten generus, starterius ir taip toliau. 2 Lenovo pakrovėjai. Šitą kaip jinai planšetė, Huawei. Jinai veikianti, bet tas įkrovimo lizdas yra sugedęs, ten kažkaip kampų reikia palenkti, tada kraunasi, tai galbūt gal kas nors už 10 eurų nupirktų, ar pitaką bent jau duotų. Ir dar vienas Lenovo X240. Čia viskas, man atrodo, jame veikia, bet jis žostkai lėtas, tai aš ką dažiau ir nudažiau. Tai va, turim 2 laptopus. Irgi reikės išvalyti ir paruošti. Karučių ratai, gal kam reikia. Tai va, 4 ratukai. Audi ratlankų dangteliai. Audi Sport vairas. Mediniai bumbulai. Pasiliksiu. Man pačiam reikia. Žiūriu komplektaciją PlayStation'o. Tikiuosi, kas nors nupirks, bet per tą laiką jau nupirko Audi vairą už 100 eurų. Važiuojam toliau. Pardaviau vairą 100 eurų, fotiką 200 eurų ir pardaviau PlayStation'ą 20 eurų. Turim biškį pinigų. Važiuojam toliau. 9% downhillas. Leidžiamės ir gaminam. 150 km viena įkrova jau įveikta. Rezervas 106, labai daug. Sąnaudos puikios. Iki... pamiršau jau, kur važiuoju. Žodžiu, iki ten, kur važiuoju, dar 50 minučių, 56 km. Ir nuo ten teks grįžti namo kažkaip. Tai pasižiūrėsim, ar užteks mums energijos. Kelias maždaug toks. Toks žvirkeliukas. Nebegirdžiu jau čiulbančių paukščių. Google Maps nusprendė, kad man reikia parodyti šitą kelią. Iki checkpointo liko 42 km. Tikiuosi, kad greit prasidės asfaltas. Mes turim rezervą 87. Ir saulė jau beveik nusileido. Bagažinį turiu liemenę. Bus vėsu, užsidėsiu. Posukiukas. Visai smagus keliukas, jeigu varyt su kažkokia ralinė mašinytė, o ne su elektriniu golfu eko režimu. Kažin, ar mes grįšim namo, gan greitai tirpsta tie kilometrai ir iš tikrųjų nežinau, kur yra ta vieta, į kurią mes dabar važiuojam, kaip jinai toli nuo mano namų, bet žinau, kad mano namai yra ant didelio kalno ir į kalną važiuojant visada krenta range'as, tai netgi jeigu man rodys, kad aš pasieksiu, aš tikriausiai nedavažiuosiu. Bandom. Pasižiūrėsim, kas gausis. Graži ta Lietuva. Stirnų, visokių lapių. Visko čia mačiau. Na tai šioje serijoje tiek. Ir jeigu nenorite sužinoti, kaip man sekėsi pasiekti kelionės tikslą, tai nespauskite subscribe. Komentaruose būtinai parašykit savo spėjimą, kiek manote, man pavyks pinigų surinkti pardavus savo šlamštą. Ir parašykit, ką aš galėčiau nusipirkti už surinktus pinigus. O dar geriau įmeskit nuorodas į komentarus. O mes pasimatysim kitoj serijoje.